Šiandien norėčiau pabandyti įsirašyti biškai kitokius būgnų samplus savo, būgnų mašinai, tai pavadinkim. Dabar turiu pasidaręs tokius, kurie visai gal ir patinka, bet taip išėjo, kad kažkaip neišsisaugojau švarios versijos be uždėto reverbo. O būgnai su reverbu tai toks specifinis dalykas, kuris tik tai kartais tinka, o kartais nelabai. Nors įrašinėjau tik tai pavienius būgnų samplus, tokius one-shotus, tiksliau dar net neįrašinėjau, planuoju įrašinėti, bet vis tiek, kiek pastebėjau, tai geriau pirmai įsirašyti tokį kaip normalų tikrų būgnų takelį prie kažkokios dainos ar ten skečo, kad būtų galima jį sumiksint ir tada pabaigoje turėti įrašytus tos pavienius garsus ir išeksportinti taip, kaip jau sumiksinta derančiai prie tos likusios muzikos, tada kažkaip geriau gaunasi. Bandžiau dar tokį vieną mikrofą pastatyti iš priekio, bet kažkaip nelabai patinka, kaip skamba toks labai trashy garsas. Galiausiai dar perderinau abu tomus ir bačką. Šiaip sunku išgauti gerą skambesį, nežinau kaip ten su to derinimu, kaip su juo pasiekti kažką, ką nori, tai bandau tiesiog išgauti, kad kuo mažiau užknisančiai skambėtų. Šiaip gal tomam reikės pasikeisti plėves kažkada greitai, bet galiausiai įsirašiau ir tokį normalų būgnų takelį, tam miksinimui ir po to pavienius samplus, jau kuriuos tikiuosi naudoti. Grįžau į studiją po tokias ilgesnės pertraukėlės, porą geresnių dainų iš albumo, jau tokios, kur atrodo visai normalios, tai susidėliau sequenceryje / sampleryje ir galima pradėti bandyti repetuoti. Dar reiktų biškai geresnius žodžius parašyti, bet, jau yra kažkas apčiuopiama, tai pabandysiu gal pažiūrėti, kaip visą tai skamba. Sakyčiau, visai maloniai nustebino, nes šiaip iš sequencerio, iš to samplerio per ausines klausant, taip atrodė kažkaip, kad silpnokai viskas skamba, lyg tai biškai žemų trūktų, bet per kolonėlę ir dar su to sobu, tai kažkaip gal ir visai nieko, visai yra tokio punch. Vienintelė problema tai, kad kadangi dabar daugiausiai dirbau prie, kaip čia pasakius, kitų instrumentų, tai nebeatsimenu gitaros partijų, tai toks repetavimas, reikia pirmą biškai atsidaryti projektus, pasižiūrėti, ką ten groti ir nežinau, gal net nusipiešti tokias schemas, struktūras. Nežinau, parepetavau tas 2 dainas, dar Greta buvo atėjus, nes ėjo į būgnų pamoką, tai biškai pažeminam, bet kažkaip išsiblaškiau biškai ir nežinau, šiandien kažkaip karšta, nėra labai motivacijos kažką smarkiai daryti. Šiaip reikėtų šitom 2 dainom tai patobulinti lyriksus biškai, nes tokie dar labai pirminiai. Ir dar kokią vieną dainą atsirink, kuri jau tokioj išbaigtesniai formai ir irgi pabandyti susidėlioti sampleryje. Šiaip tai buvo faina išbandyti, kaip skambės nauji samplai, kuriuos dariausi jau čia prieš porą savaičių. Po to dar namie jos taip apdarojau, visai įdomiai perleidau per tą tikrą spiruoklinį reverbą, kurį naudoju šiaip gitarai. Tai tas visai buvo ir įdomu, ir pasiteisino, nes skamba lyg ir neblogai. Aišku, iš samplerio kažkaip netaip švariai viskas ir raiškiai kaip tiesiog kompe, bet gal ir nieko, čia toks lo-fi projektas, tarkim. Bet dabar toliau, nežinau, neturiu kažkokių naujų idėjų,
kurias norėtųsi išbandyti, reikia tiesiog grindint tą patį, tada kažkaip ir mažiau to įdomumo ir nežinau, kaip kokią čia strategiją pritaikyti, kad vis tiek kažkaip būtų galima pasiekti rezultatų. Tai va, šiandien turbūt tiek. Šiandien pabandysiu, ko gero, dar vieną dainą susidėlioti sampleryje. Motyvacijos, kaip visada, nelabai daug, nes dabar tiesiog matyti toks etapas, kur daug tokių nuobodokų užduotelių reikia pasidaryti, kad tiesiog gerai viskas skambėtų. Ar, kaip čia pasakius, gerai skambėtų, nejauku taip sakyti, nes neskambės gerai, vis tiek kas nors visada užknisa. Bet tipo, būna toks etapas, kur tiesiog gal kažką džemini naujo ir tada būna viskas exciting ir per daug nesigilini į detalės, o dabar toks labiau detalių laikas. Užtrukau tikrai nemažai, bet susikvensinau viską rodas, vos tilpo šiaip į 16 šitų patternų, 15 panaudojau, nes tokia biškį ilgesnė daina su sudėtingesnė struktūra, bet ten porai vietų taip pat apžaidžiau biškį, šiaip aišku yra dar, aš čia naudoju tik tai vieną banką, kai yra 6, bet kadangi nėra song mode šitam sequencerėje, tai jau labai būtų nepatogu setupinti kiekvieną dainą, nes turi spausti ir kiekvieną ten šitaip suvesti seką kiekvieną kartą prieš grodamas. Tai geriau, kad tilptų viskas į vieną tą puslapį. Žodžiu, bet tilpo, ilgai užtrukau, pradėjau žiūrėti gitaros partiją ir irgi pradžių nelabai prisiminiau, ką ten grojau, turėjau čia kažkokius užrašus, bet jie tokie buvo kažkokie pirminiai, ne visai tikslus, tai persirašiau dabar ir ko gero būtų galima pabandyti sugroti kelis kartus. Norėjau ištraukti ausinės iš sequencerio, bet ištraukau maitinimo laidą ir buvau išsaugojęs maždaug ties pusę projektą padarytą. Pizda. Perdariau tą dalį. Antrą kartą darant šiaip visada viskas greičiau einasi, tai taip jau baisiai ilgai neužtrukau, bet vis tiek koks beveik pusvalandis susivalgė. Ir šiaip buvo labai nefaina, nes programuoti samplerį toks gana užknisantis darbas, bet atgaminau, ką praradau ir galima bus pabandyti dabar gal pagroti. Tipo, tokia gal sunkesnė diena ir sunkesnė savaitė, sunkiau su ta motyvacija, nes kažkaip nieko naujo, jau viską reikia tiesiog kartoti, daryti geriau. Bet nežinau, vertėjo, manau, šiandien vis dėlto kažkaip susikaupti ir padirbėti, nes galiausiai groti naują dainą visai smagu. Ir tas kitas dvi, kur jau turiu susiprogramavęs, irgi kaip ir ten visai faina, tai tikiuosi, kad kažkaip gal per savaitgalį atsigausiu ir rytoj jau bus kažkaip lengviau. Ne rytoj, kitą savaitę. Žodžiu. Sakyk, outro, kaip tu, koks tavo būtų spėjimas, ką aš sakiau? Buvo labai sunki savaitė, nieko nenorėjau daryti, bet vis tiek padariau ir ačiū ir viso gero.
dabar atsistok ir išeik iš kadro.